Dar viena diena Estijoje. Vakar nieko net nespėjau pakalbėti, iš principo. Turėjom 45 minutės treniruočių. Deja, antru važiavimu man sulūžo vėl pusašis. Tai įtariam tiesiog, kad automobilis biškai yra per žemas ir ten, kadangi yra natūraliai įdubimas trasoje, automobilis dar labiau sutupia ir sulaužo pusašį. Jau neturėjau daugiau atsarginių pusašių, tai iš atsarginių dalių ir iš kitos pusės pusašio surinkau dar vieną pusašį ir dabar turim automobilį jau su trečiu pusašiu, sakykime, trečiu dalys tas pačios, bet esmė ta, kad automobilis važiuoja, laukiame eilės. Šiandien yra numatyta valandą treniruočių visiems 40 dalyvių, tai turbūt daug negausim, bet man esmė pajausti, ar viskas veikia. Šiaip viskas gerai, automobilis nebeatsukinėja škyvo, nieks nebelūžta toj pusėje, tai sutvarkėm vieną bėdą, iš karto vaikomės kitos, tai manau, paprastas sprendimas, arba kilsisim automobilį, arba dėsim dar stiprius pusašius, bet dėl to labai galvos nesuku. Jaučiuosi vis dar neblogai, nors ir jau norėjusi biškį daugiau pasivažinėti, bet yra kaip yra, ačiū Dievui, gavom ketvirtadienį, pasivažinėjom ir supratom trasą, tai viskas bus gerai. Varom apšilt, varysim į kvalą ir iš karto bus poriniai, tai žiūrim, kaip mums seksis. Moglė. Nedarykite taip, nes naudojam 2 skirtingus metrus. Da biškoti. Visi šūdinės visas. Blogai. Davai, dėdė. Tam čia buvo. Kažkas sulūžo. Karočią, apatinė šakė minus. O kaip atrodo pusašis? Minus. Granata.
nelabai einasi. Norėjau gerą čeisą iššaut, norėjau atsišaudyti vietas, nes aš žinau, kad ganėtinai prastai čeisinu. Iš pirmų čeisų, kuriuos dariau su Gustu ir su kitais pilotais, kuriais lėkiau. Tai pasistatymą atrodo įsišlifavau, reikėjo jau tik tiek neišsigąsti ir atsidaryti iš karto ir būčiau dar grįžiau nulėkęs. Toliau biškį padariau klaidų, tai nelaiku persimetu, tai dar kažką, paskutinį posakį per vėlai persimečiau, išėjau plačiau nei priešininkas, jis buvo ant pačios trasos ribos. Aš nuleidau ratą, o ten yra iškasta kosminio dydžio duobė. Lūžo šakė apatinė, sulaužė dar vieną pusašį. Tai dabar turim minus daug pusašių, pradėjom jau Martynas ir Romka subūrė ten iš miltų, molio ir belenko padarė, kad tiktų M6 kairys M3 pusašis. Pradėjom tuos laužyti, tai minus 2 tie, minus 3 M3 92 pusašiai. O šiaip tai, manau, viskas labai paprasta, biški gale mašina yra. Kadangi biški yra gal per žema, kadangi čia Weisfebo drapnaklas, jis labai mano visam setupui, sakykime, jis per daug man drapina ir gaunasi, kad pusašis žiūri netiesiai, o šitaip išsivertęs. Ir tada, kadangi trasa yra brutali, ten yra dar duobėta važiuokliai, dar susėda, pusašių nėra ten, kur turbūt dėtis, viskas įsiremia, įsitaško ir sproksta. Tai verdiktas paprastas, kaip ir aišku, reikėtų tiesiog automobilio aukščių pažaisti ir viskas įsigaudytų, bet dabar nėra tam laiko, kažką tai subūrėm, išplatinom važiuoklę, kiek kaina, atitraukėm, ten padarėm vietos tam pusašiui, padarėm kažkokį tai suvedimą, man atrodo, kad laipsnis minus 2 išvirtimo, tiksliau plus, čia jau reikėtų sakyti, nes į priešingą pusę pervirtęs. Aš žinau, važiuoju neblogai, viskas gerai, nepajaučiu nieko blogo, mašina kabina, pagaunu ką reikia, Juha atrodo, kad labai ten manęs nepervažiavo, o Aulaida, kuris tikrai greitai lėkė praeitą dieną prieš apsiverčiant, visai irgi pagavau, tai gerai jaučiuosi iš tos pusės, blogai tai, kad daug dirbam po mašiną, tai varginančios dienos, bet lėkime kvalą ir tikimės, kad vargai atsipirks. Esam po kvalos. Kvaloje kažkokiu tai būdu surinkęs 8-3 taškus, tapau 7. Tai šiandien teisėjai tikrai nebuvo dosnūs su taškais. Ir trasa, nors ir atrodo iš pirmo žvilgsnio lengvai, turi nemažai iššūkių. Nei karto nepasistačiau taip, kaip norėjau, bet kažkaip tai padariau ranus. Pirmų ranų gavau 7 kažkiek ten, o kitų ranų gavau 8-3, tai va sakau, to užteko, buvau 7 ir visai nustebino rezultatas, aišku, malonu. Top 3-2 sukritau su Gustu.
norėjau susitikti su juo, bet norėjau susitikti jo vėlesnėme formate. Tai top trim 2 tikrai teko paprakaituoti, nu ir aš jums nemeluosiu. Pasisekė. Gustas padarė klaidą, kažkur tai jei neklystų 4, jau klipė ten ar 5 nuleido ratą, gale trasos, teisėjai ilgai sprendė, nelabai tikėjau, kad į mano pusę eis, nes toks nei lydas, nei čeisas nebuvo pavyzdiniai, bet padariau ką galėjau ir šį kartą to užteko, tai džiaugiuosi. Renkam įskaitos taškus ir varom toliau. Nesitaikau šiais metais į tą įskaitą, nedėgiau, noriu ten kažkaip jo figuruoti, bet jau kad esu ant 3-4 vietos ribos įskaitoje, tai motyvuoja stengtis dar labiau. Dabar varysim į top 16, važiuosiu su piktų latvikų, atsišaudė savo giteškės, yra pora jų tokių lekiančių ir tai vienas, tai kitas vis podiumus renka ir pačioj Lietuvoje. Šį kartą pažiūrėsim, kuriem geriau sekasi Estijoje ir pagrindinis tikslas išlieka neapsiverst ir šalutinis tikslas yra paspardyti subinės ir nueit kuo toliau. Tai leidžiam orą iš padangų, ruošiam mašiną ir varom. But now we have Oskar Siodis, Siim Oskar Hääl. Talle järgi, paneme käed kokku.
Buvom pametę, tai va tas, kur sakiau, kad iškrito, tai turim. Kritus taurę gaut, bet taurė yra taurė. Nu ką, hibridė, mūsų diena baigėsi top 8. Biškį per baisiai norėjau lėkti, pasistačiau per šiurpiai ir nebetilpau trasui. Labai džiaugiuosi, kad nesiverčiau, nepadariau jokios panašios nesąmonės ir automobilis yra sveikas. Stuktelėjau ratu kažkur, numontavau. Žalos nematau jokios ir džiaugiuosi, nes jau aš ten variau pasišuoliuodamas su greičiu ir tai net nenuliūdau, kad pralošiau, sakau, džiaugiuosi, kad ant ratų ir puikus finišas. Tikrai labai sunkus etapas tiek man, tiek komandai, Martynui, Romkai, Matui, visiems, kas atvažiavo, visiems, kas palaikė šeimai. Tos mechaninės bėdos išsunkė, neturi laiko grįžti pailsėti, tvarkai būri kažką. Tai dabar čia tokį sumuštinį esam subūrę. Stebuklas, kad ta mašina važiavo, čia yra įdėtas iš vis EKM6, M3 pusašis, jis yra biški per ilgas ir biški kitokios formos. Reikėjo ten subtilybių paburt. Martynas pjovė 3.6 galvutę, kad įkištų kaip sumuštinį tarp guolio ir pusašio. Tada neužteko sriegio, bet tik taip mums išėjo surinkti taip, kad suktųsi ratas. Viskas kaip stebukla veikė, visišką haltūrą, bet atlaikė. Vienintelis nuansas, va dabar stuktelėjau ratu, pašokau į orą, grįžom, žiūrim, jau nebėra net pusašio veržlės, nes tai tiesiog mažai ten užsiveržė. Tai automobilis išgyveno, visi ratai ant mašinos, buvo dienelį. Gavau mažai pavažiuoti pastarosiam dienom, gal tas biškį pasijauti, nu bet yra kaip yra, kitą kartą atvažiuosim stipriau pasiruošę. Nusteikinėjom sekančiam etapui. Tai yra kalbų, kad tai galbūt bus Kačerginėje, o gal tais, kaip planuota, Rygoje. Jeigu Rygoje, aš labai džiaugiuosi, man ta trasa patinka, aš ten važiuočiau, tai to labai laukiu, tikiuosi bus Rygoje, tikiuosi susimatysim, tikiuosi kelsim taurę. Susimatom ten.